Deimantė jau buvo pasveikus, skambino varpeliu, jau buvo kaip ir viskas gerai. Grįžom, kaip Deimantė sako, į gyvenimą, bet praėjus pusiai metų sužinojom, kad liga atsinaujino, sugrįžo. Kiaušidžių piktybinis navikas. Kai atsinaujino jau kitoj vietoj, nes auglys buvo trūkęs, pasipylė po visą organizmą, tai dabar jis gali atsirasti tie navikai bet kurioje vietoje. Jai dabar atsirado ant žarnytės. Tai taip pat teko grįžti į ligoninę, operuotis. Kas keisčiausia, operacija vyko tą pačią dieną kaip ir pirmą kartą. Rugsėjo 13 dieną. Skiriasi tik tai pusę valandos laikotarpis. Viena vyko 9, kita 9:30. Ir tada mes sugalvojom, kad lengviau gyti, kad noras būtų kovoti, sugalvojom svajonę, kad Deimantė nori kubilo. Jinai mėgsta vandenį, nori visą laiką jame būti. Mažas ruoniukas mūsų. Deimantė svajoja, kad į tą kubilą, kai jau jisai turės savo vietą, kviesis draugus, turi jau ir nusipirkus maudymosi kostiumą ir specialius akinius. Dar kepurytę turi, bet tikrai dar kol kas nereikia. Tik kaip į baseiną pasiruošęs tą kubilą. Sakė, žiemos lauks, nes jai labai nori kai sninga maudytis. Niekada to nebuvo, nedarius, tai dabar sugalvoja, kad jinai nori, kai snigs, būti kubile, nes ten šilta. Labai didelį dėkui norim pasakyti įmonei Cibera už pritaikytą nuolaidą ir Kaukėno fondui už išpildytą svajonę, kad pagaliau mes turim. Labai ačiū visiems, kas išpildė mano svajonę. Aš esu labai laiminga. Jūsų gerumas virsta gražiausiomis herojų svajonėmis. Ačiū Jums, kad esate kartu.